Savanorystės kelią pasirinkę Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos gimnazistai pasakoja, patiriantys didelį džiaugsmą savanoriaudami, o jokios naudos ar atlygio nesitikintis. Savanoriauti pradėjau labiau užsiimti savanorystę praeitais metais. Paskatino vykdomi pilotiniai mokymai mokykloje. Ir baigus pilotinius mokymus vasarą savanoriavau Tafisoje. Ir tiesiog norėjau išbandyti kažką naujo ir susipažinti su savanoryste. Ir ką išbandai naujo, ką naujo patyrei? Susiradau naujų draugų. Buvo iš tikrųjų labai smagu. Ir tiesiog ta savanorystė tokia, kaip duodi, sutiki pagalbą, tau atsilygina gerumu ir tiesiog pačiai gera. Savanoriauju šiek tiek seniau, nes esu buvus ir vaikų namuose, padėjau vaikam, esu buvus senelių namuose. Taip pat savanoriauju Tafiso žaidynėse, o savanoriauju turbūt todėl, kad man savanoriai visą laiką atrodė tokie labai geri žmonės ir turbūt pati labai norėjau tokia tapti ir savanoriauju dėl to. Aš taip pat pradėjau labiau savanorystę užsiimti nuo praeitais metais, taip pat nuo tų pilotinių mokymų. Ir vasarą savanoriavau Tafisoje, šiais metais dar savanoriavau renginyje žmonės su negale. Tiesiog tas savanoriavimas tau duoda neįkainojamą patirtį, nes kai tu padedi žmogui ir matai, kad jis šypsosi, tai žymiai geriau už materialinę pagalbą ir žymiai geriau, kai žmogus tau padėkoja, ne pinigais kaip nors atsiskaito. Savanoriauju irgi pakankamai jau senai, nes teko apsilankyti ir vaikų namuose, ir pas senelius namuose irgi aplankyti juos. Ir taip pat turėjau dalyvauti Tafisoje, tačiau aplinkybės neleido. Labai gailiuosi dėl to, nes labai daug draugų susirado, mano draugai ir daug patyrimų visokių, o savanoriavimas man yra labai didelis dalykas, nes taip tu gali savo dvasinį gerumą papildyti kažkuom ir kitiems suteikti irgi laimę ir nebūt kažkoksai eilinis žmogus, o tiesiog prisidėti prie pasaulio kūrimo, kad jisai būtų geresnis visiems mums. Kaip dauguma pradėjau savanoriauti Tafisoje praeitą vasarą, tuo mano patirtis savanorystėje nesibaigė. Pradėjau paskui savanoriauti festivalyje Saulėtosios naktys, o paskutinė savanorystės patirtis buvo šeimų šventė. Kažkaip man atrodo, kad savanoris gerus darbus dirbamas padeda pasauliui, padeda žmonėms. Tas ir yra smagiausia šioje veikloje. Jis susiranda naujų draugų, naujų pažinčių ir tai yra smagiausia. O pats ką tu patyrei, ką tu gali? Savanoriaudamas aš labiau atsiskleidžiau kaip asmenybė. Aš buvau toks labiau užsidaręs žmogus. Tiesiog pradėjau dažniau bendrauti ir tai man labai padėjo socialiniame gyvenime. Iš tikrųjų, savanorystę nežinau, kada pradėjau, jį matyti mano gyvenimo atėjo labai taip, kad tapo mano gyvenimo būdu. Ir aš labai stengiausi prisiminti, kada aš tai pradėjau, bet dėja man nepavyko. Savanoriavau, kaip ir daugelis Tafisoje, buvau savanorių koordinatorė. Aš iš tiesų, kai savanoriauju, tai dažniausiai ką nors koordinuoju, pavyzdžiui, savanorius. Ir galų gale, kai tu daug savanoriauji, tai užsinori sukurti kažką savo, tai sukūrėm su keliais draugais savo savanorišką projektą, tai jis vadinasi Grįžk į kiemą. Ir iš tikrųjų dirbam 7 Lietuvos miestuose su bendruomenėm, kurios turi problemų ir skatinam tą bendruomeniškumą, kas ir yra svarbiausia, skatinam tą norą įsilieti į savanorystę, norą įsitraukti tokias veiklas ir kad visi patirtų tai, ką jaučiam mes, būdami savanoriais. Galbūt prasidėjo viskas nuo šeimos, kad šeima buvo tokie visuomenininkai ir nebuvo, o yra. Ir jų pavyzdys, mano sesers pavyzdys, jinai buvo savanorė ir atėjusi į mokyklą, kai mokytojai pasiūlė įstraukti kažkokias veiklas, tai tiesiog vieną kartą įstraukė ir, kaip sakau, jau tiesiog nebegali
tave kviečia ir tu taip, aišku, dalyvausiu, šaunu, žinoma. Savo savanorystę pradėjau greičiausiai įsitraukdamas į Piliečio žadintuvo veiklą. Savanorystė, manau, yra labai nuostabus dalykas ir suteikiantis naudą ir vienai, ir kitai pusiai. Nes iš tiesų savanoriai kaip mechanizmas nudirba, padaro labai daug naudos, padaro didelį darbą veiklos organizavime ir šiaip dalykuose. O patys savanoriai taip pat gauna naudą, nes jie įgauna patirtį labai naudingą, patiria labai daug nuostabių akimirkų ir pažintis papildomas ir tiesiog papildoma veikla, praplečiamas akiratis ir iš tikrųjų, kai savanoriauji, matai, kaip viskas vyksta, iš tikrųjų viską matai ir galbūt nebekyla klausimų, kaip galbūt reikėtų nuo ko pradėti kažką darant pačiam. O pats ką gavai, gali pasakyti tą savo patirtį, vertinti? Savanoriavau ne viename renginyje iš tikrųjų, tačiau labiausiai man įstrigo praėjusios vasaros reiškias Tafisos žaidynės. Nes galbūt dėl to, kad ilgiausiai buvo savanoriauta šiame projekte. Tai patyriau tikrai labai daug smagių akimirkų ir susipažinau su daug žmonių, su kuriais bendrauju iki šiol. Mano savanorystė prasidėjo galbūt nuo Maisto banko akcijų, po to tęsiasi Tafisa, žinoma, po to esu savanoriavus Šamos muzikos apdovanojimuose, taip pat Davis Cup teniso turnyre. Yra įdomu pamatyti įvairias tas sferas gyvenimo ir šiaip kur kas vyksta, todėl renginiai įvairūs. Maisto bankas skiriasi nuo, tarkim, teniso ir sporto turnyrų. Tai o šiaip iš savanoriavimo, ką galima pasisemti, tai labai daug įspūdžių, žinoma, pažinčių, draugų ir patirties. Sakykime, kaip šeima žiūri, tai nesako, tavo pirmas darbas yra mokytis, o čia tie dalykai visą trukdo. Sakyčiau, jie kaip tik mane skatino, galbūt jie savo laikais neturėjo tokių galimybių pasireikšti ar dar kas nors, bet gaunu paskatinimą iš jų ir jie džiaugiasi, kad įsitraukiu tokią veiklą. Savanoriauti pradėjau prieš kelis metus maždaug, tai prasidėjo viskas kaip ir čia daugumas nuo Darom, tada Maisto bankas ir panašus tokie smulkus renginiai tokie, o vėliau sekė didesni kaip Šamo, ten gatvės muzikos diena, tokie Šiaulių mieste labiau. Manau, kad savanoriavimas man asmeniškai labiausiai patiko tai, kad daugiau pažinčių ir patirtis. Man atrodo, tai dvi didžiausios vertybės savanoriaujant, kurias tu kaip praplėtai gauni. Ir nemanau, kad dar greit baigsiu savanoriauti. Žadam vasarą savanoriauti įvairiose festivaliuose Lietuvoje, tai Sat Outside bus festivalis, Tundra. Tai manau, ten būsiu pirmą kartą, tai manau, kad tikrai patiks, jei pateiksiu. Norėčiau patikti, labai. Tai va, savanoriauti pradėjau, savanoriauju ir manau dar savanoriausiu ir labai norėčiau išvažiuoti užsienį. Labai norėčiau į Afriką savanoriauti išvažiuoti. Nežinau, ar pavyks. Savanorystė man nėra naujas dalykas. Kada pradėjau savanoriauti, nepamenu, tačiau mane su savanorystė supažino visų pirma mokytojai. Taigi siūlydami projektą Darom. Toliau taip pat supažino tikybos mokytis su Maisto banko akcija. Ir daugiau savanoriavau Tafiso žaidynėse šią vasarą, taip pat dar Šamos muzikos apdovanojimuose. Ir man savanorystė patinka tuo, kad visų pirma, praplėti pažinčių ratą, žinoma, ir taip pat pasižiūri, kaip vyksta viskas iš vidaus, tam tikroje renginių organizavime, arba tiesiog pamatai, kaip vyksta darbai, pamatai netgi patalpas tam tikrų pastatų, kur tiesiog šiaip, pavyzdžiui, teniso kortuose kaip žiūrovas, aš ten
neužeičiau į visas tolimesnės patalpas, tiesiog viską pamatai ir susipažįsti su naujais dalykais. Kiek prisimenu savo savanorystę, pradėjau nuo Darom akcijos. Tuomet sekė ir Maisto banko akcija ir įsijungiau į keletą savanoriškų projektų kaip Piliečio žadintuvo projektas, kurio pasekoje išvažiavau į mokymus Vengrijoje, dėl to esu labai dėkinga būtent šiam projektui. Ir būtent šio projekto dėka, savanoriško projekto dėka, dabar turiu savo teatro būrelį vienoje Šiaulių progimnazijoje ir pati savanoriauju jį vesdama. Taip pat savanoriauti teko daugelėje renginių, jų tarp ir krikščioniškose, tai šeimų šventėje. Ir iš tikrųjų, savanoriaujant, tu susipažįsti su savo vertybėmis, susipažįsti save geriau. Kaip ir kiti minėjo, kad susipažįsti su naujais žmonėmis ir tiesiog labai turiningai ir prasmingai praleidi laiką. Savanoriauti pradėjo, kaip ir dauguma, nuo mokytojų kažkokius praneštų akcijų, kaip ir Darom ir panašiai. Galbūt tai buvo tik tokia maža pradžia. Sudomino iš tikrųjų, nes tu gali bendrauti su savo bendramžiais, nebūtinai iš savo mokyklos, bet ir sutikti iš kitų. Ir tai skatino man didesnį bendravimą su kitais. Toliau, kaip ir visi, kaip ir didelė dauguma iš mūsų, dalyvavau TAFISOS žaidynėse. Manau, tai davė man vieną didžiausių patirčių praėjusią vasarą. Ir šios žaidynės atskleidė, kaip ir kiti minėjo, mano asmenybę. Pradėjau žymiai daugiau bendrauti ir tas, kadangi atvažiavo daug žmonių iš įvairių pasaulio šalių, galėjau bendrauti su skirtingų kultūrų atstovais ir susipažinti su įvairiais žmonėm. Tai buvo viena didžiausių ir įdomiausių dalykų šiose žaidynėse. Dėl manau, kad savanoriavimą, kaip tai galima, pratęsiu, kadangi dabar esu 12-okė, tai yra šiek tiek sunkiau, bet manau, prasidėjus studijų metams ar atostogų, tikrai rasiu, kur toliau dalyvauti ir nenustosiu šios veiklos, nes tai tikrai labai geras dalykas ir visus tikrai skatinu dalyvauti, nes tai duoda tikrai daugiau negu kas nors gali įsivaizduoti. Skelbiame vaizdo klipo apie savanorystę idėjos konkursą. Siųsk aprašytą savo idėją elektroniniu paštu adresu nurodytu ekrane ir laimėk Forum Cinema Šiauliuose įsteigtą prizą – kvietimus į kino filmus. Geriausių idėjų autorius pakviesime dalyvauti įgyvendinant jų sumanymus. Savanoriška veikla galima įvairiose organizacijose. Lietuvos pranciškoniškam jaunimui priklausantis Henrikas ir Matas apie savanorystę kalba kaip apie tarnystę. Įvairiuose miestuose yra skirtingos tarnystės, kur žmonės gali tarnauti ir, pavyzdžiui, Kretinga turi globos namus benamiams ir ten dirba sesės vienuolės. Taip pat prisijungia ir pranciškoniškas jaunimas savanoriškai, dažnai individualiai. Taip pat organizuojam ir nacionalinių lygmenių. Pavyzdžiui, kai buvo susitikimas Jonavoje, visi iš Lietuvos suvažiavo į Jonavą. Turėjom tokias tarnystės eidami pas ligonius į ligoninės, tiesiog pabendrauti, paguosti, kadangi buvo proga tarptautinė ligonių diena, nešėm dovanėles ir bendraudami su senyvo amžiaus žmonėm, kur ilgai guli žmonės ligoninėse, dažnai pasitaiko, kad yra nelankomi ir tas toks bandom sukurti ryšį tarp tų nuskriaustų žmonių, nes mes kaip organizacija sekam tuo krikščionišku mokymu, bet kadangi esam pranciškoniškas jaunimas, tai mes sekam Šventojo Pranciškaus pavyzdžiu, o jisai yra vienas garsiausių šventųjų ir jo tokie pagrindiniai principai yra neturtas, skaistumas ir paklusnumas. Tai ir mes mokomės to paprastumo, mokomės to būti mažesniu. Tai mūsų ta savanorystė mes tai darom ir dėl to, kad tai ir yra, ta prasme, mes darom to dėl tos tarnystės, kad kai mes savanoriaujam, mes
atliekam to pačiu ir tą tarnystę. Dėl to gal mes taip ir darom. Ką tarnaujant kitam, ką pats gaunam? Nes mes visi laukiam, skaičiuojam, ką mes gaunam. Ar galima čia taip įvardinti? Man rodos, mes gaunam daugiausiai to dvasiškai, ta prasme, mes jaučiamės tokie pakylėti, mes jaučiamės, kad padedantis, išlaikantis tą tokį, kažkam gal padarėm stebuklą, o gal kažkam, nežinau, mes nesiekiam naudos, ta prasme, dėl tų savanorysčių. Iš tų neturtėlių, kurie yra turtingi tuo paprastumu ir kuklumu, kartais mokais gyventi tokį gyvenimą, kur materiali ta būsena nėra tokia svarbi, kaip ta tokia turbūt dvasios ramybė ir tuo pačiu atiduodamas tas jėgas, gali labai sveikai pavargti. Ir kai taip pavargsti ir atrodo jau visą dieną dirba ir ten tvarkiai aplinką ar bendravai su jaunais žmonėm, tada tas poilsis būna toks užtarnautas. Ir taip labai po to gerai jauties, nes kartais, kai mokais ar darai kažkokius darbus, kurie tokie kasdieniški ir dauguma žmonių juos daro, jie netneša to tokio vidinio džiaugsmo kartais. Nors tai gali tapti priemonė, kad po to galėtum padėti kitiems žmonėms, tas toks papildomas darbas, kurį darai savo noru ir darai ne savo, jisai kažkokiu ypatingu būdu atneša tokius ypatingus dalykus. Kas jūsų organizacijai gali priklausyti? Kokie žmonės šalia jūsų? Su kokiais žmonėmis būnat kartu? Mūsų organizacijai gali priklausyti jaunimas iki 35 metų, bet tokią patirtį turim, kad dažniausiai tai yra mokyklinio ir studentų amžiaus žmonės. Ir kadangi tai yra jaunimas, tai yra nevedę žmonės. Ir realiai gali jungtis bet kas, kas nori sekti tuo mūsų tą ideologiją tokią. Ir taip pat tokia patirtis brolijose, kad susirenka labai skirtingi žmonės ir vieni kitiems galime padėti tuo pačiu ir bendraudami tuose savaitiniuose susitikimuose. Ir taip pat savanoriškai padėti vieni kitiems, ar kažkam prašiau sekasi kažkuris mokomasis dalykas ir tuo pačiu išgyventi tą brolystę, padedant ne tik kažkokiem žmonėm gatvėje ar kažkur globos namuose, bet ir ta savanoriška pagalba tarpusavy. Nesvarbu, kiek tau metų. Kokį turi išsilavinimą, kokios esi tautybės. Kokį darbą dirbi, kaip atrodai. Svarbu, kad nori padėti kitiems, tiki savanorystės idėją. Gali skirti savo jėgų ir laiko geram tikslui. Nori tobulėti. Ar prasmingai leisti laisvalaikį, gali prisiimti atsakomybę. Būk savanoriu!